Laidą pristato Auksinė mintis. Lietuviai geria mažiausiai vasarį, nes jame mažiausiai dienų. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Ei, kolegė, girdėjai naujieną? Kokių gida naujienų? Teatro vadovas pustosi padus ir ruošiasi bėgti. Ai, tu savo negali būti, kur genas pusto tas padas? Na, sako, kad į Vilnių. Kas kitėje laukia tam Vilniui? Kultūros ministerija paskelbė konkursą Lietuvos Rusų dramos teatro vadovo pareigoms eiti. Ir kalbama, kad tarp norinčiųjų užimti Rusų dramos teatro vadovo postą yra ir dabartinis Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Romualdas Vikšraitis. Ai, tu savo negali būti. Tai kasgi dabar mūsų teatre bus? Kasgi jam dabar vadovaus? Kas teismuos atstovaus? O tu matai, pasirodo, niekas nebenori vadovauti mūsų teatrui. Visi bijo. Žinai, prastai, kai jau antroji dienoje noris bėgti iš teatro vadovo postą, tu žinai, kad ne piragai. Kitas ir kita nedatraukis iki kadencijos pabaigos pūstasi padus. Prasti reikalai teatre, oi prasti. Taigi va, o buvęs kultūros ministras Arūnas Gelūnas apie Vikšraitį kalbėjo, kad tai žmogus, kuris myli teatrą ir žino, kaip jam vadovauti. Na ja, bet pasirodo, kaip Panevėžio teatrai vadovauti žinojo tik tai vienintelis Rimantas Teresas, kuris ilgus metus jam vadovavo. Žinot, tik va dabar visi pradeda suprasti, kokie geri laikai visiems buvo, kai teatrui vadovavo Teresas. Visi turėjo darbo, vaidmenų ir žinoma atlyginimą. O dabar teatre vaidina vilniečiai, o mūsiški aktoriai palikti likimo valiai gauna tik minimalų atlyginimą už tai, kad ateina į darbą. Palauk. Gauna algų ir nereikia vaidinti? Aišku, ne. Jis tik gauna atlygį, o vaidinti nereikia, nes visi vaidmenys užimti. Ale tu matai, kokie geri laikai atėjo teatrai? Kas čia gero? Anksčiau jie vaidindavo ir gaudavo procentą nuo suvaidintų spektaklių, taigi atlygis dvigubėdavo. O jeigu dar pagrindinis vaidmuo, žinai, kokie pinigai mokami? Nu, nežinau, kokie aš galiu žinoti, ale tu matai, kas dedas, nedirbi algų gauni. Man šita mintis biškai va tokia įdomi yra. Taigi va, aktoriai nepatenkinti, kelia bangas, nors spektaklių lankomumas didelis, bet pinigai išeina iš miesto ne vietiniams režisieriams ir atvykstantiems aktoriams. Taigi čia vietiniams nieko gero tame teatre. Klausyk, tai kas tada vadovaus teatrui, man dar sugrįžkim prie temos. O ką aš žinau? Aš žinau, siūlau direktorium paskirti patį aršiausių ir patį labiausiai nepatenkintų aktorių Kupšį. Va tegu Anas paragaus tas duonas ir žinos, kiek bangas kelt teatre.